MG gamintojas, kuris transporto rinkoje padarė keletą įdomių sprendimų. Pavyzdžiui, 2022 metais išleido modelį pavadinimu MG4 EV. Tada pernai 2025 metais išleido antrą MG EV kartą. Tada šiemet vos po metų išleido naują modelį pavadinimu MG4 EV Urban. Dabar jie abu yra maži, abu yra pigus ir abu yra parduodami tuo pačiu metu. Šalia manęs būtent ir yra pastarasis MG4 EV Urban modelis. Jėzus, tas pavadinimas koks sudėtingas. Tai yra grynasis elektromobilis, kuriame sumontuota 54 kWh baterija. Visą baterijų ir versijų sąrašą šiuo metu matote ekrane. Varamasis priekiniais ratais, ant priekinės ašies elektros variklis generuojantis 160 arklio galių, o nuo 0 iki 100 8,7 sekundės. Tai taip sakyčiau neblogai. Automobilio krovimo jungtis yra sumontuota priekyje, o krovimo greitis kaip visada priklauso nuo to, kur jūs įkrausit. Jeigu krausit namų įkrovimo stotelį, automobilis krausis iki 11 kW gale. Jeigu krausit viešoje greito įkrovimo stotelėje, automobilis krausis iki 87 kW gale. Gal nėra baisiai greitai, bet turint omeny, kad baterija 54 kWh, tai automobilis vis tiek nuo 10 iki 80% įsikraus maždaug per pusvalandį. Kalbant apie kėbulą, tai priekyje turime visai į Tesla Model 3 šiek tiek senesnės panašius žibintus. Toliau, tikros orui pralaidžios angos. Priekinė vaizdo kamera, nes automobilis turi 360 laipsnių kamerą. O buferis, nežinau, ar čia tik man vienam taip atrodo, kad jeigu panaikintume šitos išsikišimus ir jį sujungtume, jis tiesiog atrodytų geriau. Gale šiek tiek MG Cyberster primenantis žibintai, nes jie taip pat turi rodyklę, kaip dabar madinga yra ir juosta per visą bagažinės ilgį, spoileris ir visai agresyviai atrodantis buferis. Automobilio ilgis beveik 4,40 cm, tai kaip suprantat, jis labai mažytis. Ratai 17 colių dydžio ir tai yra patys didžiausi, kokį siūlo gamintojas su šiuo modeliu, o prošvaisa vos 13 cm ir čia ko gero puikiausiai atsiskleidžia žodis Urban. Dabar atsėdau vidų, tai interjeras, sakyčiau, toks įprastas, bet to pačiu visai stilingas. Šviesios lubos, tamsi centrinė konsolė, tamsi vidurinė dalis, šiek tiek pilkumo ant sėdynių. 2 skaitmeniniai ekranai, yra šiek tiek persiuvimo baltų siūlų, netgi yra LED apšvietimas, kuris dabar aišku nesimato, nes yra diena, bet reikia neapsigauti, aišku, nes pigių plasmasio irgi yra kiekvienam beveik kampelyje. Kalbant apie sėdynės, tai jos man visai patinka, maloniai prilaiko iš šonų, abi priekinės sėdynės, vairuotojų yra valdoma elektra, bet aišku, gaila neturi atminties, keleivio jau yra valdoma rankiniu būdu, abi yra šildomos ir šiaip man čia prieki kaip vairuotojai, būnant 1,84 m, stebėtinai daug vietos. Vairas apsiūtas oda, malonus lietimui, ypatingai šonuose, kur yra taškuota oda. Šiaip tai jis turi labai daug skirtingų reguliavimo padėčių, retai kada sutinku automobilyje jų tiek daug. Jis taip pat yra šildomas ir multifunkcinis, multifunkcinio valdymo mygtukai yra fiziniai, tik va tos svirtelės čia man tokios keistokos, bet turbūt viskas bus gerai iki tos akimirkos, kol aš jas nulaušiu. Vairuotojo ekranas nei baisiai didelis, nei baisiai mažas, 7 colių įstrižai, nes rodo visą pagrindinę informaciją, kaip sąnaudos, kiek procentų energijos naudojama, koks likutis nuvažiuojamo atstumų ir taip toliau. Tos informacijos tikrai nėra per daug, bet galima pasidžiaugti tuo, kad tas ekranas bus visose MG4 EV Urban versijose, nepriklausomai nuo to, kokį komplektacijos lygį pasirinksite. Tuo tarpu multimedija beveik 13 colių įstrižainės, vizualizacijos tamsios ir jos man labai patinka, tik aišku, kaip sakė Despotin Fam, man reikia greičio, nes paspaudžiu vieną vietą, tik tada įsijungia, paspaudžiu, vėl įsijungia. Tai šiaip multimedija nėra ypatinga, bet jeigu lygintume su tom multimedijų sistemom, kurios buvo ankstesnėse MG modeliuose, tai čia stiprus žingsnis į priekį. Plus yra Apple CarPlay ir Android Auto sistemos, kurios veikia be laido, tai turbūt būnant realistų, jas visą laiką ir naudosim, o jos aišku veikia visada pakankamai greitai. Na, o su klimato kontrolė paprasčiau nebūna. 3 mygtukai,
temperatūrai, pūtimo intensyvumui ir krypčiai, į kurią turi pūsti vėjas. Viskas. Visus tos pačius dalykus galima reguliuoti ir multimedijos ekrane. Nežinau, kodėl man galėtų kada nors to prireikti, kai viską darau fiziniais mygtukais, bet galima. Na ir dar vienas dalykas yra, kurį paminėjau, tai yra kamera, kuri yra 360 laipsnių, yra 4 kameros ant veidrodėlių prieki ir gale. Tos kameros labai ryškios, geros kokybės ir visada praktiškai galiu pasispausti, kurią noriu kamerą matyti vienoje pusėje, kitoje pusėje, prieki ar gale. Ir kamerų perjungimas veikia gerokai greičiau nei pati multimedija. Tai čia labai gera automobilio vieta. Na, štai čia prieki yra dar keletas malonių detalių. Tai yra patogi didelė vieta, kuri talpina mano didelį telefoną. Tokia pat didelė vieta su bevėlio įkrovimo funkcija, 2 puodelių laikikliai. Ir, žinoma, pakankamai nemažas porankis. Atsisėdus į galą pradėsiu nuo to, ko nėra. Tai nėra porankio, kas labai užknisa, ir nėra nei vienos kišenėlės už sėdynių. Ir man keista, nes negi sudėtinga ar brangu tą medžiagėlę prisiųsti, o tiek galima daiktų prigrūsti nenaudojama. Toliau, vietos kiekis, tai mane žiauriai džiugina, mano ūgis 1,84 m, mano kojom vietos belenkiek, ištiesus nugarą, mano galva dar nesirėmė į lubas, truputėlį liečiasi plaukai, bet tai visiškai netrukdo. Turim vieną USB-C jungtį, 60-40 atsilenkiančias sėdynės ir 2 ISOFIX kėdutės tvirtinimus. Stebėtina, bet langas atsidaro iki pat apačios. Tai biš gerai, biš blogai. Bagažinės talpa 577 litrai ir šiaip tai yra nenormaliai daug kaip tokiam mažam hatchbackui. Išimkime tai, kas mums trukdo gyventi. Labai gilus dugnas, po to giliu dugnu dar yra ir dvigubas dugnas su žiauriai daug vietos, po kišenėlę kiekvienoje pusėje, kaip jau minėjau, dar turim ir nulenkiamas sėdynės, bet aišku susidaro milžiniškas kampas, jeigu norit kažkokį stumt krovinį ar, nežinau, pamiegot, kas gal ir prastai sektųsi šitą mažam automobilį, bet galima ištraukti dugną, jį šiek tiek pakelt į viršų ir tada jau čia viskas pasidaro absoliučiai lygu. Tai kaip tokio mažo automobilio bagažinė pakankamai praktiška. O dabar, kaip visada, turim priminti, kad geriausia vieta įsigyti automobilį yra portalas autoplius.lt. Na, o perkant naudotą automobilį labai svarbu pasitikrinti jo istoriją. Ir tą istoriją pasitikrinti galite autoistorija.lt tinklapyje, pasinaudodami štai šiuo nuolaidos kodu, kuris supasi kartu su manim. Dabar išvažiavom į kelią, tai MG4 EV Urban, kaip ir dauguma naujų automobilių, turi daugybę kontrolės ir perspėjimo sistemų ir viena labiausiai užknisančių yra ta, kuri perspėja apie greitį, nes jinai perspėja nuo 1 km per valandą. Žiūrėk, važiuoju 48, dabar to bus PM1. Va. Ir pastoji gauni tokį. Lėtinį, vėl jeigu netyčia pakyla greitis. Iškart nuo 51 blium blium. Tai tokia erzinanti sistema, jeigu nori ją išjungti, turi eiti į meniu automobiliuko, pasispausti MG Pilot, Overspeed Audible Warning Off ir tik tai dabar jisai nustoja veikti. Tiems, kas mėgsta komfortišką važiavimą, turbūt, kad šitas Urban modelis nepatiks, nes per gulinčius policininkus jis važiuoja gana agresyviai ir toks jaučiasi smūgis tikrai kėbului, jeigu teisingo greičio nepasirenkat. MG4 EV be žodžio Urban jau pakankamai kietą važiuoklę turi, bet dabar yra dar kietesnė ta važiuoklė. Na, valdymo kokybė aišku yra geresnė. 160 arklio galių, 250 N ir 1,5 tonos svoris su standžia pakaba visai gerą sąjungą sudaro ir man visai patinka. Posūkiuose, jeigu važiuoti ne per dideliu greičiu, viskas yra gerai. Aišku, jeigu važiuosit per dideliu greičiu, tai yra čia elektromobilis, baterijos dugne, varantis ratai priekiniai, tai prasidės understeer momentas 100%. Čia aišku taip pat yra ir net keli važiavimo režimai, aš juos pabandysiu surasti. Yra Eco, Normal, Sport. Tai važiuoju su Normal, dabar pamatysiu, ar kažkas keičiasi. Važiuoju su Normal, trauka yra, vairas sukasi vidutiniškai, spaudžiu Sport, trauka tokia pati, gal truputį sunkiau vairas sukasi, nežinau, man čia nelabai kažkas pasikeičia, bet dar yra ir vienas režimas Snow. Tai ką pajaučiu, kad dingo iškart regeneracija, gal turbūt, kad automobilis ant pilvo nepasikabintų su regeneracija.
bet aš aišku dabar jo neišbandysiu, nes dabar tos sniego tiesiog nėra. Sąnaudos siekia 15, gal 16 kWh 100 km ir turint omeny bateriją, tikras nuvažiuojamas atstumas bus ne 400 km, bet bent jau 350 automobilis turėtų nuvažiuoti, kas mano galva nedideliam miesto hatchbackui tai yra visai neblogas nuvažiuojamas atstumas. Aišku, kalbam apie šiltą vasaros dieną. Na, o norint sumažinti sąnaudas, automobilyje ne tik yra 3 skirtingų lygių regeneracija, kurią galite nusistatyti pagal savo, bet ir dabar įsijungi One Pedal Drive, kai automobilis tiesiog važiuoja spaudžiant akceleratorių, truputį atleidus pradeda stabdyti, nu, jeigu atleisit kaip aš dabar, jis turėtų sustoti iki 0, važiavau 45, briu 20, 10 ir viskas. Ir kol nepaliesiu akceleratoriaus, automobilis nevažiuoja, nesvarbu, kad aš nespaudžiu stabdžio. Ir dar viena dalis, kuri man visai patinka, tai yra matomumas. Prieki, šonuose, viską matau puikiai, prieki čia yra dar ir net mažas langelis, veidrodžiai dideli, yra aklosios zonos indikatoriai. Ir šitas veidrodėlis vidurinis yra tokio dydžio, kad aš neatsimenu, kad aš jį tokį didelį mačiau. Tai man matosi ne tik langas, bet man matosi ir operatorius, ir tos stojkės vadinamos. Tai vien kas liečia matomumą, tai viskas yra tiesiog fantastiškai. Na, užbaigsim kaip visada su skaičiais. Kaina. Pradžia 25,5 tūkstančio, aišku, šita versija jau kainuos brangiau. Plus, iškart gaunat 7 metų garantiją, tai iš principo man čia atrodo visai geras dealas. Kokie konkurentai? Na, pavyzdžiui, BYD Dolphin, tada Citroen EC3, Renault 5 žavinga alternatyva, Hyundai Inster, Nissan Micra, kiek brangesnė alternatyva, Kia EV3 arba MG4 EV. Be žodžio Urban irgi gali būti alternatyvus pasirinkimas. Pakankamai juokingai skamba, bet ar pirkčiau tą automobilį savo? Nu, žinokit, ne. Bet turbūt, kad pirkčiau sūnui tik išsilaikiusiam teisės, arba žmonai, kuri daug važinėja po miestą. Vienžo, ką noriu pasakyti, iš principo, čia dealas yra tikrai geras. O aš, kaip visada, sakau visiems ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit įsijungti po 2 savaičių, užmeskit laiką, ką nors pakomentuokit ir smagiai savo pasimaudykit. Iki.